People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are... Besėdėdamas vėlų sekmadienio vakarą, nejučia prisiminiau vieną istoriją. Istorija apie 6 neišskiriamus draugus. O viskas prasidėjo darželyje, kur kartu praleisdavo dienų dienas. Iki dabar prisimenu, kokia stipri buvo jų komanda bežaidžiant statybas. Jie nuolatos tai statė, tai griovė, bet laiku bėgant jų draugystė nesugriuvo. O ką jie veikia šiandien? Eugenijus, draugų tarpe vadinamas tiesiog Ženė, suprato, jog jo gyvenimo pašaukimas yra žemės ir dar kartą žemės ūkis. Po sunkios darbo dienos jis laiką leidžia kluonę su Onute, o rytais, traukdamas linksmą gaidą, eina melžti karvių. Gyvenimu Ženė nesiskundė. Sovietiniais laikais kartu su Ženė Vilniaus grąžtų gamykloje dirbo ir Dominykas. Bet po nelaimingo incidento jis nusprendė atsisakyti darbo ir savo gyvenimą pašventė muzikai. Netrukus jį galėsite išvysti Palomnės kultūros namuose. Žmonės kalba, kad Dominykas puikiai valdo publiką. Linkime jam sėkmės. Ruslanas, kylanti baleto žvaigždė. Nuo vaikystės lankė baleto pamokėlės ir su draugais praleido mažiausiai laiko. Nepaisant to, jį gerbė ir mylėjo, nors už akių ir vadino maišiniu. Dėl pomėgio draugus vaikytis maišeliu pilnu vandens. Toks jau tas mūsų Ruslanas. Vaikystėje iš draugų labiausiai išsiskyrė Celestinas. Įsitraukęs į to meto mados srautus prisidėjo prie lokalinės gotų grupuotės ir gavo slapyvardį Juočkis. Turėjo nežabotų galimybių merginą. Gaila, bet vieną rytą draugė šalia neberado. Plyšo vargšui Celestinui širdis. Ir ramybės ras nusprendė kunigų seminarijoje. Nors jau vilki kunigo sutaną, dar vis dvejoja, ar tai jo pašaukimas. Jeigu nutinka kokia nelaimė, kaip pavyzdžiui incidentas darbe, draugai kreipiasi į vienintelį baigusi vidurinę ir be to medicinos mokslus habilituotą daktarą Henriką. Algos vargšas gauna ne per daugiausia, bet jo namuose vis tiek pilna saldainių dėžučių, kavos ir konjako. Išsamesnė informacija henrikas.visiems.lt. Šlovė Henrikui! Atviriausias iš draugų Kęstas. Vaikystė buvo labai uždaro būdo. Iki šiol gyvena pas mamą Veroniką. Pastaruoju metu labai džiaugiasi naujuoju mamytės nupirktų losjonų po skutimuose. Ir visgi ponia Veronika nieko nenutokė, ką šneka aplinkiniai žmonės apie jos sūnų. My beloved monster and me, we go everywhere together. Wearing a raincoat that has 4 sleeves, gets us through all kinds of weather. She will always be the only thing that comes between me and the awful sting that comes from living in a world that's so damn mean. Bet ir pačias tvirčiausias draugystes gyvenimas negailestingai apverčia aukštyn kojom. Taip nutiko ir mūsų herojams. Supratę, kad kiekvienas turi pasukti savo gyvenimo keliu, jie pasižadėjo išsaugoti iki tol buvusi tvirtą ryšį. Nors kiekvienas viduje jautė, kad daugiau niekada nebestatys smėlio pilių, nebevoks obuolių ir nebeleis šiltų vasaros vakarų kartu. Atrodo, labiausiai draugystę stengiasi išsaugoti Kęstutis, kuris vis dar noriai lanko draugus ir toliau gąsdina eilinius gatvės praeivius. Kaip jaučiatės užbaigęs filmuką? Seksovai.